pateiktame klausime klausimą. Kokia kryptimi leidžiama važiuoti balto automobilio vairuotojui? Atidžiai apžiūrint pateiktą situaciją, atkreipkime dėmesį ne tik į degantį žalią šviesoforo signalą, bet ir prie šviesoforo pritvirtintus ženklus. Pats pirmasis nurodo, kad baltas automobilis yra pagrindiniame kelyje, o antrasis leidžia važiuoti tik rodyklės nurodyta kryptimi. Šioje situacijoje tik tiesiai. Į dešinę būtų leidžiama sukti tik tuo atveju, jei būtų norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas, tokias kaip kiemas ar stovėjimo aikštelė. Į pateiktą klausimą, kokia kryptimi leidžiama važiuoti balto automobilio vairuotojai, atsakysime tik tiesiai. Patvirtiname atsakymą, jis yra teisingas. Apačioje matome šios situacijos paaiškinimą bei su juo susijusius ket punktus.